Ar stresas yra geras kalorijų degintojas? Genė po mano video rašo, kai gyvenimas gerai supurtis, tai kalorijos iškeliaus net nepajusi. Ir Violeta jai pritarė, taip, stresas geriausias kalorijų degintojas. Pažiūrėkime, ar šitos moteris yra teisės. Evoliuciškai stresas tai yra signalas, kad susidūrėm su pavojum ir dabar mums reikia arba bėgti, arba kovoti. Ir tam reikia greitos energijos. Todėl, kai jaučiam stresą, mūsų antinkščiai, tai yra tokia liauka virš inkstų, išskiria hormoną kortizolį. O kortizolio pagrindinis tikslas yra padidinti cukraus kiekį kraujyje, kad turėtume greitos energijos. Tai kaip kortizolis didina tą cukraus kiekį kraujyje? Jis raumenų ląstelėse mažina gliukozės pasisavinimą ir suvartojimą ir padidina baltymų skaidymą. Kitaip sakant, kortizolis ardo raumenį tam, kad iš jo pasigamintų cukraus. Ką dar daro kortizolis? Jis tą cukrų verčia į riebalus ir juos kaupia būtent pilvo srityje, tam, kad apsaugotų svarbiausius mūsų organus nuo pavojaus. Dėl to, kuo daugiau streso patiriam, tuo labiau mažėja raumeninė masė ir didėja pilvo riebalų. Ir toks kūno sudėjimas, kai rankos ir kojos yra pakankamai lieknos, nes ten likę mažai raumenyno, o pilvo riebalų daug, net yra vadinamas kortizoliniu kūno tipu ir tai yra ilgalaikio chroninio streso rezultatas. Tai žodžiu, chroninis stresas degina kalorijas, bet ne tas, kurių mes norėtume.